bet sportininkui kiekviena būklė realiai kainuoja daug ir su jais mes turime elgtis kitaip. Reikia reaguoti greitai, tuoj pat ir žinoti, ką darai. Jeigu nežinai, pasitarti. Aš atsimenu, kai pradėjom mes šitoj vietoje, aš pats esu buvęs profesionalus krepšininkas kažkada tai žinau, ką tai reiškia ir tiesiog žinai, ko reikia žmogui. Mes turim sakyti tiesą, dažnai nesinori jo sakyti, nes visokių situacijų aišku būna, bet mes tą tiesą kažkaip išmokstam kitaip pasakyti. Visą laiką turi būti pozityvus, netgi tiesiog, kaip ir sportininkui kartais nesiseka, taip ir ten operaciniai ne visada viską gali padaryti, ar ten patologija kažkokia būna, kur tu matai, kad tiesiog tu nesi dievas, bet vis tiek padarai viską, ką geriausiai, ką tu sugebi, kas įmanoma. Esminis dalykas, dirbant su sportininkais, esminis dalykas yra ne traumų gydymas, tai yra svarbu, bet yra kaip išvengti tų traumų, reiškia prevencija. Sakau, jie dabar turi pasiekmių ir ne tik tų laikų Žalgiris, net ir iš tos rinktinės, su kuria mes pradėjom 7 metais. Vat yra istorijų, kur turėjo tos istorijos sėkmingos tęstis dar dabar, bet jos nutrūko per daug greitai.